Tai sveiki visi sugrįžę į mano kanalą. Aš vakar gavau Rolls Royce'ą. Na, norite, aš jums viską papasakosiu. Žodžiu, aš prieš kokias 3-4 savaitės užsisakiau iš AliExpreso tokios programėlės tokį Rolls Royce'ą mažą žaislą. Nemažą iš tikrųjų, kaip mano akiniai. Tai va, čia, žinau, yra labai geras. Man jisai, pavyzdžiui, labai patinka. Aš per Kalėdas užsiprašiau kai ko. Yes. Pamatysite, žodžiu, kai bus Kalėdos. O dabar aš noriu papasakoti tai, kad čia atsidaro taip duris, ane? Pas visas mašinas kaip ir paprastas, bet atsidaro galinės duris kitaip. Matot? Jau kitaip, kaip pas tikrą Rolls Royce'ą. Kaip pas tikrą, man įdomu klausimas. Ar jūs kaip dabar atspėsite? Kas atspėsite, tas bus profas. Tai ar pas Rolls Royce'ą durise yra skėčiai? Kas pasakė, kad yra skėčiai, tas yra profas. Nes, žiūrėkit, kaip ir žaislinėje mašinoje, taip ir tikroje mašinoje Rolls Royce yra po skėtį. Va, ir kitoj pusėje yra skėtis. Tai, žinot, žodžiu. Ir žodžiu, čia ne tik duris atsidaro. Aš dar noriu pasakyti, gal nėra skėčio, bet žiūrėkit, čia atsidaro ir šalalala kapotas. Taip, kapotas. Jūs matote šitą mažėlį dalyką? Va. Pas Rolls Royce'us tokie čia būna, ne? Jisai dabar yra, bet aš jį nuėmiau. Atidarysi bagažinę, kapotą. Čia yra toksai tas dalykas, su nagu tai paėmė, ištraukė, nes jisai labai jautrus. Ir va, jisai čia, tas dalykėlis. Tai žodžiu, taip supratot, čia dar galima šitą mygtuką paspausti, kad lengviau atidarytų kapotas. Va, prasiveria. Tada bagažinė. Bagažinė irgi atsidaro ir yra irgi čia toksai vienas mygtukas. Jeigu paspausiu, iššoka štai toksai dalykas. Ir žiūrėkit, čia yra žmonėms, kad atsisėsti. Va. Čia kartais, kai ten, nežinau, jie pavargo kelioniai kažkokiai, kažkur ten važiuoti, tai gali o taip atsiverti šitas sėdynės ir atsisėsti ir, kaip sakoma, pakimarinti. Tai va, paskui reikia užlenkti taip. O šiaip man šitas Rolls Royce'as labai patinka. Na ir jisai tikrai profesionalus, nes pas jį yra lempos. Aišku, žiūrėkit. Vat kaip įsijungia lempos. Vat štai taip. Va. Girdite, jį reikia paspausti, o kodėl jūs neįsijungia klausimas. Čia reikia miniatiūrinių tokių, kaip sakoma, baterijų. Tai mes jų neturime, jos turbūt irgi labai brangios. Tai va, o jisai važiuoja, nežinau, gal yra gerai. Tai aš manau, po kol kas tik tiek ir iki kito karto.